Sveiki, gražių nagų entuziastai ir nagų stilistai. Aš Darutė Martinaitinė, Diamond Line, nagų grožio priemonių ekspertė ir įkūrėja. Ir būsiu jūsų asmeninis gidas į šių nuostabių produktų pasaulį. Pakalbėkime apie pagrindinius produktus, kurie yra dengiami ant nago plokštelės prieš nagų priemonės. Pirma nagų paruošimo priemonė tai yra dehidratorius, kuris nago plokštelę paruošia, dehidratuoja, dezinfekuoja, padaro švarą ant nago plokštelės, kad sekančios medžiagos gerai sukibtų su natūralia nago plokštele. Antra nagų paruošimo priemonė tai yra Super Bondas, nerūgštinė priemonė, kurią tepame tiesiai ant nago plokštelės paviršiaus, leidžiame išgaruoti, suteikia geras sąlygas natūralios nago plokštelės ir sekančios medžiagos sukibimą. Dehidratorius pirma priemonė, kurią reikia tepti ant nago plokštelės paviršiaus dėl gero nago plokštelės paviršiaus ir medžiagos sukibimo. Tepame per visą nago plokštelę, ant odelių gali papulti. Dehidratorius išsausina, paruošia nago paviršių. Jūsų patogumui yra tara po 100 ml, kad nebūtų kontaktų su oda, purškiamas dehidratorius, kuris padarys dar papildomą nagų dezinfekciją. Purškiame ant visų nagų ir palaukime, kol priemonė išgarus. Po dehidratoriaus ant nago plokštelės paviršiaus reikia užtepti Super Bondą gruntą. Tepame per visą nago plokštelę, ant odelių stengiamės, kad nepapultų. Super Bondas duoda gerą sukibimą natūralios nago plokštelės ir sekančios medžiagos. Nerūgštinė priemonė. Leidžiame išdžiūti. Tikiuosi, jog šis video jums buvo įdomus ir naudingas. Norėdami gauti dar daugiau patarimų ir naujienų, sekite mus Instagram bei Facebook platformose. Visas nuorodas rasite video aprašyme. Nepraleiskite progos palikti komentarus su pasiūlymais, kokių temų ar patarimų norėtumėte matyti mūsų kitose video. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą, kad niekada praleistumėte naujų įrašų. Ačiū, kad žiūrite ir iki greito.